mėsytės ir statysiu savo miestą. Aš nežinau šiaip, kaip čia labai gerai žaist, bet aš kažkada labai senai, kai buvau per kitą akauntą, jį žaidžiau ir šis žaidimas buvo man neblogas, bet aš jau jį biškį pamiršau, tai kad galima dabar vėl statyti. O čia reikia statyti kelią. Aš dabar noriu kažkaip čia pastatyti gražiai. Pavačiau, išvažiuojam. Čia namai tipo padėsiu. Aš net nepamačiau, aš turėjau 9,000 ar 10, net nežinau. Bet aš tiek daug pinigų turėjau. Aš noriu padėti geltonus dabar, jie labai gražiai atrodo. Va taip va, va taip va. Taip va, va taip va, va taip va, va taip va. Labai daug namų padėjau. Žmonėms nepatinka kažkodėl. Bet jie gali užvažiuoti ir gyventi. Gal jie nori, kad būtų va šitas, aš nežinau, kas čia yra, vėjo malūnas, va, jie palinksmėjo. Ir dar vandens reikia. Va, jiems geriau. Reikia dabar padėti mokyklą. Dar reikia, kaip suprantu, reikėtų vaikų aikštelę dar padėti. Reikia kur valgyti, parduotuvę. Va. Kaip suprantu, žmonėm nepatinka, kad mieste nėra kur valgyti, nusipirkti. Va, jie jau palinksmėjo, matote? Taip, dabar reikia šviesas biškį čia padėti. Kad žmonėms, negalima, čia galima, a čia ir negalima. Gal reikia kur mašiną pasistatyti, parkingą. Tai reikia va čia dar vieną padėti. Ir va čia bus parkingas. Nepalinksmėjo. Tai, bet jūs čia gyvenate, tai gal va čia galite ir pasistatyti mašiną, pas jūs garažai gyva yra. Nežinau. Toliau pas man tik 500 pinigų. Taip, reikia pažiūrėti, gal žmonės kažko nori paprašyti čia. Jie ant 60% linksmi, duoda mums po 80 centus į sekundę. Viskas užpildyta ir viskas jiems gerai. Reikėtų ligoninių mūsų prašo. Reikia sutaupyti 1000 ir nupirkti ligoninę. 1000 kainuoja, man atrodo. Va, ligoninė. Taip. Taip, reikia dabar laukti dar ilgai mums. Kol kas tada pažiūrėsiu parduotuvės. Kas čia? Jūs laimingi, jūs iš viso dirbat, man čia pinigus uždirbat. Dirba. O kodėl jūs nedirbat, kodėl man pinigus neuždirbinėt, Nesuprantu. Kažkodėl visi yra, bet nedirba. Mes jau turime 1000, net nepamačiau. Va čia pastatom, iš karto 10% palinksmė. Reikia dar pažiūrėti, ko prašo. Va šitas namelis galime pažiūrėti. Reikia padėti visokių medžių. Padėsiu štai tokį.
čia. Oi, nebeturi net pinigų. Įdomu, ant medžių išleido pinigus ir jie iš karto išauga. Gerai, neblogai. Gerai, laukiam, taupom pinigus, va. Ir va taip, pas mums kol kas miestelis. Ai, tai gal va šitas duoda elektrą? Aš nežinau, man atrodo šitas elektrą duoda. Ja? Elektrą, jo. Va, ir šito namai šviečia, viskas gerai. Į parduotuvę 7 valandas į parduotuvę dar užvažiuoja. Gal kino žiūrės. Taip, mūsų parduotuvės šiaip, kaip man atrodo, užsidarinės 9 valandą. O dabar pats mažu 8. Aš nesuprantu. Jie čia mūsų kažko prašo. Aš galvoju šitą nupirkt mano. Gerai. Tai gal nupirksiu štai šitą. Dar reikia namų nupirkti, kad žmonės galėtų gyventi. Tai daugiau, nes pas mus yra tik vienas. Gal 1000 ir policija nupirkti arba gnagius. Gal policija reikia 1000 ir policijos uždirbti. Laukiam ilgai. Ir mes jau turim 1000. Perkam ir pastatėm. Va štai. Toliau. Pas mus per mažai namų, kaip suprantu. Čia net žmonės negali ateiti dirbti. Net čia tik 7 iš to, kad čia jau visi žmonės. Ir dargi yra vaikai, tai kad... Taip, tada nupirksiu dar namelius. Taip. A kur bus pervažiamas? Oi, kur mes pridarėm. Viskas, čia mūsų miestas ir jis baigtas. Gerai. Tai gal va šitą nuim, nes niekas nesako. Oi, kaip man patinka. Ir šis davė 100. Jis kainavo, man atrodo, daugiau. Jo, 200. Ei. Va. Va čia bus pravažiavimas vienas. Mes vėl nebeturime pinigų. Tada palaukime, kai mes turėsime jau 5000. Vat, mes jau turime 5000 ir galime statyti toliau. Štai taip pastatėme, darome toliau kelią. Man atrodo, mes šituos 5000 labai greitai išleisim, nes jau beveik 4000 lygiai. Gerai. Reikia statyti dar namelių. Aš galvoju, gal pastatyti mėlynų, va tokių. Nežinau. Mes turime 105 žmonės. Mes antrą level ir mes gauname labai daug visokių daiktų.
Oho. O aš čia galiu vieną pasiimt, ar iškart paspausti ir man visas duos? Visi. Tuoj. Kiek daug namų. O čia atrodo kaip būtas. Pažiūrime, kiek į tokį būtą telpa. Tuoj tik reikia dar kelią pridėti, kad jį iškart apsigyventų. Net 20 žmonių? Oho. Geras. Gerai, reikia statyti kelią toliau. Taip, kelią mes statome kažkaip tiesiog į liniją, nelabai. Taip, čia galima padėti šitą. Aš galvoju statyti štai šituos, bet tada sumažės žmonių patenkimas, bet vis tiek reikėtų. Ir aš prisimeniau, pas mus nėra policijos stoties, tai kad reikia ją dadėti. Nupirkom. Dar reikia nupirkti štai tokių, iš to, kad yra labai nedaug, kur žmonės gali dirbti ir man pinigus uždirbinėt. Tai, kad aš galvoju Robux kavinę, taip dabar mes sutaupysime. Sutaupėme net daugiau. Gerai, perkam. Žmonės taip palinksmė iškart. Tai gal sutaupom ant štai tokios kavinės. Štai ir sutaupėme, perkam. Reikia... Pas mus atsirado parkas. Gal jį nusipirksime, kad žmonės ateitų tokie, parkas, galime pasivaikščioti ir jiems bus linksmiau. Jiems tai tikrai patiks. Kad jie eis pasivaikščioti, bus vieta tam. Perkam. Reikia čia dar padėti lempučių šitų, nes labai tamsu kažkaip. Taip. Čia tokia linija šitų mėlynų nuo namų. Jokinga net. Ką? Kodėl aš negaliu pastatyti? Ir kodėl? Nesuprantu, kodėl man neduoda pasistatyti. Ašgi statau į gerą vietą. Gerai. Dar va čia galima. Ir va čia. Oi, kaip šviesu net pasidarė. Kągi dabar pastatytume? Amerikos parduotuvę? Pasižiūrėkime. Aš netyčia lempą net ten pastačiau. Ir nupirkom. Netyčia lempą net ten pastačiau. Aš 2 kartus paspaudžiau ir 2 kartus po 25 gavau. Užskambinau žaidimą ar kaip čia. Pas mus čia viskas taip brangiai kainuoja, mes uždirbinėjom kažkaip ne taip greitai, tai kad reikia nusipirkti kažkokį ofisą. Nežinau, gal čia va toks yra ofisas, gal tokį nusiperkam. Dar reikia pažiūrėti, ar į 2x pinigai, ką? Labai gerai. Aš dar padėsiu štai tokį parduotuvėm, kad atvažiuoti ir pasiimti daiktus naujus.
kad, tipo, va, iš kažkur dar nupirksime, atveža maistą ir čia. Toliau iš va čia važiuoja ir pasiema maistą ir važiuoja ir atsiveža. Kad žmonėms tolo, kad čia kitas rajonas jau pas mus, galime taip sakyti, nes jis biški toks tolesnis. Ir dar aš galvoju nupirkti Pastry. Kreivai pastačiau, jeigu aš jį nuimsiu, man duos tik 750. Ir aš tada labai išnaudosiu blogai pinigus, tai kad darysim va taip. O taip. Ir gerai. Gražu. Gražu labai. Taip, va taip, va taip, va taip. Va taip, va taip, va taip, va taip. Va taip, va taip, va taip, va taip. Taip. Kam aš ratą padariau? Nu gerai, nesvarbu. O čia padėsiu parking. Taip. Ai, viskas gerai. Taip, va čia aš noriu padėti va tokį namą. Čia kad gyvens šeimos. Va taip, jis atrodo labai gražiai. Jis duoda, į jį gali 6 žmonės. Jis duoda mums nemažai pinigų. Ir dar noriu pažiūrėti, kiek va toks, bet atrodo labai luxury. Man atrodo, ten telpa 5 žmonės. Ir čia gyvena kažkokie super bagoti žmonės. Aš norėjau pasakyti, kad reikia nupirkti dar mokyklą. Ir dar reikia nupirkti parkų, taip sakant. Ir dar va tokį mažą playground. Gal jį va čia padėsiu. Taip va. Gerai, reikia gal štai va šitą padėti. O tai, kad tikrai. Gerai, nuperkam. Gerai, ir dabar šitie žmonės patenkinti, patinka. Opa, va. Reikia edukacijos sistemas, aš nežinau. Kas čia edukacija? Edukacija pas policiją nueikit, va, jums ten užsisakykit ir vaikus nuveskit ir va, edukacija bus. Štai šitą padėsiu, nežinau. O taip čia biškiu. Oi, nu kaip visada blogai viską pastatau. Taip va. Aš tversiu kažkam. Kodėl man visą laiką neleidžia? Kodėl jums netinka taip? Gerai, o dabar va šitą reikia atitverti. Gerai, prašo edukacijos. Čia.
Aš galvoju, ko šviesos neveikia. Jie labai patenkinti. Gal uždėti griliandą, šit bus toks žiemiškas miestelis, taip sakant. Labai gražiai atrodo. Taip, gal čia bus žieminis miestelis, kur bus tipo visą laiką šalta. Tai nelabai, bet visada tipo žiema. Toks žemynas miestelis, kur... Man sako, reikia nusipirkti čia savo plotį. Nereikia pločio. Tipo... Dar jeigu čia žemynas miestelis, taip kaip sakiau, tai čia turi būti sniegas, eglės baltos. Va, kaip tik va čia yra, mačiau. Dar va čia galima padėti. Reikia dar čia lempučių šitų padėti. Taip, va taip. Net ant šito žemyno miestelio aš kažkaip sutaupau, nežinau. Va. Kur čia sniegas gali būti, aš nežinau. O, čia sniegas? O, galiu aš čia sniegą dėti, va. Ko jis taip? Va taip, va. Aš noriu va taip, va. Va, ir taip čia sniegas. Va, ir va čia reikia sniego. Ir dar va čia po šituo. Aš nežinau, ar čia taip galima. Aha, padėjau čia sniegą, jeigu jo net nesmato. Aš galiu va taip gražiai padaryti, kad ir po čia sniegą. Jo, gal taip ir padarysiu, gražiau biškį atrodo. Bet kur tik matosi tas sniegas. Gerai, ir man atrodo labai neblogai. O šitą reikia nuimti. Nenusiėmu, bus kaip kalnas. Nieko tokio. Uždėsime čia sniegą, va taip. Ne sniego, o snieginis seklis. Tada aš dar... Uždėsiu tokį, štai va čia. Ai, negalima dar. Nieko, tada čia padėsime kažką kitą. Aš turiu beveik 10 000. Gal man, kai sutaupysiu 10 000, va tokį didelę super big mašiną. Super big šitas mokyklą nupirkt. Kad ir vyresni, bet jie eina į vaikų mokyklą, ar kaip, kad, jiegi neturi mokyklos, gaunasi pas mane. Aš viskas 100%, labai laimingi. Gerai, kad aš šitą nupirkau, toliau aš noriu vėl, pastatyti namų, kur gyvent. Tik pastačiau namą, jie jau nebelaimingi. Kas bus toliau? Vėl pastatysiu namą, dar nebelaimingesnį, minus 90 ir tada tik 9% laimingumą. Hello. Atsiprašau, jūs čia man nesigadinkit. Iš visų pas jūs pats geriausias čia miestas, ką jūs čia. Čia ką, nedega šviesos? Ar čia taip ir turi būti?
Bet, mokykla iš taip ir turi nedegt šviesas, bet... Ne, man atrodo, čia elektros neužtenka. O prieš tai aš elektrą gavau, kai nupirkau va tokį. Man atrodo, tai kad, paimu. Aha, kainuoja 2000, mes turime 3000, tai kad mums užtenka, mes bagoti. O mūsų miestas toks jau nebemažas. Gerai. Ir pastatome. Ir va čia dar pastatome, kad būtų daugiau. Čia biškį neužtenka. Tai padėsiu va tokią eglę. Ei, eglės. Kur tu iš kitos pusės čia man atvažiuoji? Va, jie laimingi. Pas mus gavus toks gražus jau miestelis. Tai, kad aš noriu pažiūrėti kitų žmonių miestelius. Tai, kad einame pažiūrėti kitų žmonių miestelius. Man atrodo, jie tikrai bus didesni ir gražesni už mano, bet kad didesni, tai, ne visi 100%, bet nežinau, man atrodo, kad bus didesni, tai tikrai. Va, čia galima nuskristi pas žmonės, tai kad gerai, pažiūrėkime. Einame į pačią pirmą. Oi, viskas, aš atsiteleportinau. Va, aš dabar pas save galiu atsiteleportinti. Taip sakant, ten skristi. Jis turi, čia aš turiu 237 000, ką? Ai, ne, čia ne mano, nes čia čia 17. Oh my god. Kodėl jis toks gražus ir didelis? Tai labai gražu, čia va taip medžiai sudėlioti. Kodėl pas jį, kaip suprantu, čia žmonės taip patenkinti. Mano tai netoks geras ir jie patenkinti daugiau. Čia degalinė, čia. O, negaliu, kiek čia daug viską. Palaukit. Jis turi net, aš negaliu, oh my god. Jis net pas mane čia atėjo. Va, oh my god. Jis turi kažkokią labai mega martą. Jo, tai tikrai. Čia dar gali važiuoti traukiniai, norėjau pasakyti, bet jie jau nelabai važiuoja. Va, važiuot. Čia labai gerai padaryta, va taip, važiuot. Vėl gerai padaryti ir atvažiuoti. O jis turi autobusų gal kokią, aš nežinau, kad jis labai čia geras. Kokią vilą. Labai graži. Aš negaliu, jį tiesiog be galo graži. Ir jo miestas šitas miestelis, ne, miestas, tai tikrai, net nebijau pasakyti, tiesiog čia pats didžiausias miestas, kurį aš mačiau. Gal jis, ne, aš žinau, jis kai tik atėjo šį žaidimą, jis gal užsidonino pinigų ir va, iškart pradėjo statyti tiek daug ir tikrai iš to, kad,
kad šitie namai nuo antro levelo, reiškia, jis jau buvo spėjęs. Va, gerai, einame 780V. Nu, 47 000, tai jau tikrai... Aš pirmą 64 000 žmonių. Pas tą žmogų praeitą labai didelis miestas ir pas žmonių. Bet pas tą žmogų labai gražus miestas, o čia, man atrodo, miestas tik iš namų. Nu, aš nematau čia. Nu jo, turi autobusų stotis, tai gal čia yra autobusų stancija šita visa. Jis turi labai aukštų, neaukštų namų, apartamentų čia visokių. Nu jo, neblogai. Jis stato dabar traukinių stotį. Nu, tai yra labai geras ir ten aeroportas pas jį. Gerai, man pasirodė, kad jo aeroportas yra dar veikiantis. Aš negalvojau, kad čia lėktuvai įskrenda net. Va. Kaip čia gera. Aš noriu savo tokį gerą pasidaryti. Na, rašykite komentaruose, jeigu man pasistatyti tokį patį, tokį irgi didelį. Nu, pasižiūrėsime. Taip, praeiname. Ir liko pažiūrėti pačio paskutinio žmogaus. Tai Pekin Gliaro. Jis tikrai labai krūtas, nes pas visus Nail City, o čia labai geras City. Jeigu pas jį bus 5 milijonai ir daugiau, aš nenustepsiu. Oi, aš pagalvojau, jų nusteleportinau. Ką sakau, aš atspėjau. Pas jį 3 milijonai žmonių, net beveik 4. Ir pas jį 538 milijardai. Ir kur mes? Mes kažkur strigome. Gelbėkit mus. Vandenį čia plaukiat man nelabai patinka, nes čia kažkaip, nežinau, va. Man atrodo, kad mes po tekstūrom kažkokiom. Nu, ja. Ai, mes po žmogaus miestu. Nu, tai kad net nežinau. Davai. Pro žolę, pro staraninam, padarom skylę čia. Nu va, pas jį yra baseinas čia, po miesto. Kas čia? Per blokas. Nu ką žinau. Nu, gerai, man atrodo, palaukit, mes čia perplauksim. Va, ten kažkas, man atrodo, geras. Aš nesuprantu. Ai, va čia. Tai kad, palauk, aš labai noriu pabūti šitas žmogus mieste, Robloxai. Resetant. Na ir tada einame. Nu, dabar pasižiūrėjau savo miestą ir tokia galvoju. Kas pas mane per miestas?
Va, viskas mes čia. Aš bijau apsisukti. Nėra žodžių. Nėra žodžių. Kaip gražu. Kodėl traukiniai važiuoja pro čia? Šį miestas netoks didelis atrodo, ar man čia pasirodė? Man čia pasirodė gerai, man pasirodė. Atrakcionai. Na, atrakcionas. Nu jo, nieko tokio įdomus nėra. Aš galvojau, kad čia nukrysim, nu jo, yra čia va bokštas. Bet aš galvojau, čia gerai, aš jau radau kažką labai įdomus, tai kažkokia, nu ne kažkokia, bet kažkoks, nežinau, pats didžiausias pasaulyje daiktas, nežinau. O, atrodo, čia pats mažiausiai kainuojantis miestelis, kažkoks labai mažas. Nu va, kad žaidimo aikštelė, mokykla dar didesnė ir maža mokykla ir kažkokia dar pastatas. Nu jo, labai čia visko daug pasijė. O, dar kažkas aukštesnis matau. Wow. Aš norėčiau šiaip, kad tai būtų mano miestas, bet... Oh my god, aš nesuprantu, kaip žmonės gali taip gerai statyti ir taip gražiai. Tuo laiku aš, kuri labai kažkaip nelabai statau, ten dar aukštesnis, eina, čia ten toks pat. Nu ir man atrodo, ant tokio dalies galima jau pabaigti. Rašykite komentaruose, ar jums patiko šitas video ir ar norėtumėt antros dalies. Ir visiems ate.